gerbiami suvažiavimo delegacija ir svečiai. Kiek įspūdingų pergalių, kiek įvykių per kelis mėnesius. Taip greitai ir taip lengvai vyksta kliūtis, kad net galva svaigsta. Lyg būtų lazdele mostelėjus, realybė tampa tai, kas vakar atrodė neįmanoma. Bet pabandykime atidžiau, be emocijų įsižiūrėti į tai, kas vyksta. Ir paklauskime savęs, ar budrėkis stebėjusi mus nuo pat 17 metų nustojo budrumo ir mes palikti ramybėje, ar čia koks vilius ir apgaulė. Ne vienas turbūt keliate sau tokį klausimą. Nesunku patikėti, kad pastarieji įvykiai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje palikti savieigai. Tad kyla kitas klausimas. Kodėl Sąjūdžiui rimtai nekliudoma tapti realią politinę jėgą? Labai įtartinai greitai pasiduoda bastionai. Štai jau ir apie rytą prakalbome ir naują valdžią gavome, lyg kalėdinė dovanėlė suvažiavimo išvakarės ir Vilniaus katedra. Tiesiog stebuklai. Ko paklausi, tą ir gausi. Bet bandykime susivokti, kas visgi vyksta. Ir verta čia prisiminti, kada nebėr kur dėtis, visada aukojami antriniai dalykai vardan svarbiausia. O Tarybų Sąjungos tarptautinė ir vidaus padėtis kaip tik taip ir klostas. Reikia daug kur nusileisti ir persitvarkyti, kad išsaugojus esamą valdžios struktūrą ir pačią Tarybų Sąjungą. Šioje situacijoje Pabaltijo regionas, būdamas dėl eilės priežasčių išskirtinis, įgauna ir dar matyt kurį laiką turės didelę veikimo laisvę. Kad nebūtų siekiama šią laisvę pasinaudoti pilnai ir negrįžtamai, atiduodama visą, ką nesunkiai galima susigrąžinti. Lietuvos pilietybė, ekonominis savarankiškumas ir kiti mūsų siekiai nėra jau tokie gąsdinantys, nes lengvai paverčiami fikcija. Klausimas iš tikrųjų yra tik vienas ir labai paprastas. Ar mes sąjungoje, ar ne? Sąjūdis turėdamas didelį autoritetą ir darydamas šiandieną lemiamą įtaką tautos sprendimams, iki šiol pasisakė už Lietuvos buvimą sąjungoje. Čia ir slypi pagrindinė pergalingo žygiavimo priežastis. Matyt, tikimasi Sąjūdžio pagalba suvaldyti kylantį žmonių politinį aktyvumą. Bet jei šiam tikslui pasirenkamas toks aštrus įrankis kaip Sąjūdis, ką parodė daugelio pasisakymai, vadinasi, nėra kitų politinių priemonių, galinčių trukdyti kelti atsiskyrimo klausimą. Ir tai geriausias įrodymas, kad mūsų valia ir siekiai šiandieną yra jėga, su kuria reikia skaitytis. Kad gerai suprastume, už ką balsuojame ir kas Sąjūdžio programoje yra svarbiausia, kad savo rankomis neužsinertumėme kilpos ant kaklo, kaip tai atsitiko su 40 metų liaudės Seimu. O panašumų yra. Vėl tokia pat įvykių sparta. Vėl daug džiaugsmų ir ne visada pamatuoto entuziazmo. Vėl kaip ir 39-40 metais visose trijose Pabaltijo respublikose kartojasi tas pats politinis spektaklis. Pagal vienodą scenarijų ir vienodai režisuojamas. Prisiminkime, kaip klastingai ir greitai buvo organizuoti rinkimai į liaudės Seimą 40 metų vasarą. Taip mikliai buvo pasinaudota Salomėjos Nėries ir kitų autoritetų. Ano nesavarankiško 40 metų liaudės Seimo nutarimai vis dar pateikiami kaip liaudės balsas. Ir nesunku prognozuoti, kad mūsų šiandien susirinkusių vardų irgi gali būti spekuliuojama kaip liaudės vardų. Todėl labai svarbu, kokius nutarimus mes šiandien priimsime. Ir kyla klausimas, ar verta palikti punktą, kuris kalba apie Lietuvą kaip vieną iš federacinių respublikų. Juk tuo mes pripažįstame 40 metų Seimo nutarimo dėl įstojimo į sąjungą teisėtumo ir kaip Sąjūdžio rėmėjų valios reiškėjai įtvirtiname okupaciją. Reikėtų šio punkto atsisakyti. Šaukimas į kovą, ar siekimas tuoj pat išstoti iš Tarybų Sąjungos. Tai yra tik noras, tai yra konstatavimas tiesos, kuri turi būti užfiksuota Sąjūdžio programoje. Ir tiek. Dėkui už dėmesį.